Gerai, tai sveikinuosi dar kartą su visais šitą mūsų Parėdzimo renginį Vilniuje ir taip pat sveikinuosi su visais mūsų žiūrovais ir netrukus pradėsime diskusiją palikti neverta karpyti, kur dėtumėt kablelį. Ir mes manom, kad šitai diskusijos temai labai reikėtų skirti dėmesio, nes matom vis populiarėjantį autentiškų audinių sukarpimą ir perdirbimą į kitus naujus objektus. Ir turbūt jau irgi daug kas esat pastebėję, kad socialiniuose tinkluose dėl to kyla nemažai konfliktinių diskusijų, kai vieni šitą tendenciją labai palaiko, o kiti priešingai labai pyksta dėl to. Tai mes dėl to norėtumėm viską taip įvairiapusiškai apžvelgti, šitas perdirbimo priežastis, grėsmės, galimybės ir galimai alternatyvas. Tai labai tikim, kad visus įkvėpsim tokių kūrybiškų ir apgalvotų sprendimų. Ir dabar norėčiau diskusijos dalyvius pristatyti. Tai Inga Skripkaitė, menininkė, kostiumo dizainerė, projekto My Historical Grandma's Mode of Life autorė. Tada Jolanta Rimkutė, dailininkė, stilistė ir kostiumo dizainerė, prekės ženklo LT Identity įkūrėja ir savininkė. Milda Valančiauskienė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato kultūros programų vadovė, VU istorijos fakulteto doktorantė, Rasa Stanevičiūtė, istorikė ir etnologė, Alytaus kraštotyros muziejaus etnografijos ikonografijos skyriaus vedėja, katalogų Dzūkų divonai ir Dzūkų abrusėliai sudarytoja. Mindaugas Rasimavičius, audėja, Šilų dzūkų audimo tradicijos perėmėjas ir tęsėjas ir Parėdzimų bendraįkūrėjas. Ir diskusiją moderuosiu aš, Raminta Beržanskytė, esu dizainerė, prekės ženklo Forest and Meadows įkūrėja ir Parėdzimų bendraįkūrėja. Ir dar kartą primenu, kad ir jūs visus čia susirinkusius pakviesime vėliau užduoti klausimų ir pasidalinti savo įžvalgomis. Pirmoji tokia mūsų klausimų tema, tai dabar pastebėjom, kad dažnai žmonės piktinasi dėl to perdirbimo, nes jie bijo, kad ateities kartoms nebeliks ką perduoti. Tai visų pirma, gal pakalbėkim apie muziejų vaidmenį šioje srityje. Ir Rasa, tai jums tokie pirmieji klausimai, tai gal jūs galit papasakoti, pagal ką įprastai muziejai atsirenka, ką į fondus jie paima? Na, labas vakaras visiems. Tai čia toks klausimas, pagal ką mes atsirenkame. Labai galėčiau atsakyti iš daug kampų. Mums dažnai atsitinka tokios situacijos, kad, tarkim, atsidūrėme prieš faktą, kad žmonės atneša arba paskambina, jie mums sako, žiūrėkit, turim, persikraustom, paveldėjome, nežinom, ką daryti, pasiimkit, nes būna įvairiai, kažkur atsidurs ten, kur nebus užtikrintos saugojimo sąlygos ir panašiai. Tada mes didelės atrankos nedarome ir gelbėjam. Būna kitų situacijų, kada mes patys ieškome, keliaujame į ekspedicijas, nors šitą praktiką dėja dabar netaip dažnai mes turime galimybę ir susirenkame, ko neturime. Tačiau paprastai ta tradicinė dzūkų, mūsų atveju tekstilė, mus pasiekia labai įvairiais būdais. Ir kartais stebam tendenciją, kad mes ją tiesiog ne tai, kad renkamės kažką, bet mes ją gelbstim, priglaudžiam. Aha, čia šiaip labai įdomus šitas pastebėjimas. Aha, tai aš gal tiesiog prie muziejų irgi norėčiau papildyti, kad šitas praktika tai tikrai labai graži tų mažesnių muziejų regionuose, bet nacionaliniai muziejai, tarkim, jų fondai yra iš tikrųjų pilni. Kaip tik šiandieną prieš eidama šitą diskusiją kalbinau Elvydą Lazauskaitę, Nacionalinio muziejaus žinoma muziejininkę. Tai jinai minėjo, kad iš tiesų jau baigtas tas kolekcijos rinkimas. Ir priežastis pagrindinė yra ta, kad tradicinės tekstilės yra tos ir 18, 19, turbūt 20 amžiaus yra labai daug dar likę ir jos galima dar rasti. Aišku, gal vėlyvosios yra visiškai nemažai. Tai labai gražu, kad yra tie mažieji muziejai, kurie sutinka gelbėti ir priimti savo fondus. Tai manau, kad čia ta labai gražus momentas. Jo, bet aš tada tiesiog kažkaip
Aš vėlgi įsivaizduoju, kad muziejus tai jisai nėra toks labai statiškas ir man atrodo mes jau po truputėlį išeidinėjame iš to požiūrio, kad muziejus tai yra tiesiog kažkokių senų daiktų saugykla. Tai vis tiek tai yra ir kultūros, ir paveldiniai visi dalykai. O tai neturėtų, tarkime, būti kažkaip taip, kad tas muziejus jisai fiziškai turėtų galimybę plėstis, pildyti savo fondus nuolat. Ir čia gal man šiek tiek ir susiję ir su mano to tokio tiesioginiu darbu. Ir tada, kur yra ta riba, kada mes iš tikrųjų galime pasakyti, kad viskas, stop, gana. Tarkime, dailės muziejuje, čia tik pasiskaičiau, jie turi apie 1000 vienetų rankšluosčių. Tai tarkime, mes turime visos Lietuvos mastu, be abejo dar yra kitos atminties saugojimo institucijos, kurios irgi saugo daugiau ar mažiau. Bet tarkime, pavyzdžiui, Rasa ir pas jūs Lietuvos muziejuje irgi ten turit berods apie gal netoli 200, tarkime, rankšluosčių, tų divonų. Tai ar yra realiai kažkoks ženklas, kada mes jau galim pasakyti viskas, stop, mes jau tikrai turime šitų audinių, šitų raštų, šitų tipų, mes turime tiek, kad mes galime pasakyti, tarkime, sudaryti paplitimo raštų ten kažkokį žemėlapį Lietuvoje, jį palyginti, tarkime, su kaimyninėmis šalimis ir taip toliau ir panašiai. Tai ar egzistuoja tas slenkstis? Žinoma, kad egzistuoja, muziejus nėra guminis ir, žinot, tekstilės kolekcija, su jie dar truputėlį galima šitų požiūrių žiūrėti atlaidžiau. Visgi, jeigu turime mes etnografijos rinkinyje su visais austiniais eksponatais, turime dar ir šiaudinių, turime odinių, medinių ir visokiausių kitokiausių tiek dydžių, tiek medžiagiškumo eksponatų, tai kuriems jau nebėra vietos ir ta kolekcija turi būti sustabdyta rinkti, nebent kažkokie labai ekskliuzyvai ateina į rinkinį ar mes juos perkame. Na, su tekstilė jinai yra kompaktiškesnė, kol kas mes dar galim sau leisti priglausti. Ką mes darome priglaudus? Tai reiškia, kad jeigu mes neturime panašių pavyzdžių technikos atžvilgių, kolorito atžvilgių ir panašiai, mes priimame, mums labai svarbu yra daikto istorija, nes tas, tarkim, labai panašus divonas, gal jisai, tarkim, koksai diminis keturinytis, ar ne, jis lygtai ir panašų turiu, gal spalva, atspalvis kitas, bet jo istorija labai svarbi. Gal jisai dažytas namuose siūlai, gal jisai nieko lygtai vizualiai mums pernelyg nieko nesako, bet gal jisai yra išaustas, tarkim, tai yra tokių atvejų, kad dukra nuaudė jį motinos savo garbiai, nes mama buvo tokį nuaudusi. Ta istorija duoda labai didelį svorį ir mes tai taip pat įvertinam. Tai va, o visi tie, vadinkime, ta gausybė, jinai atsiduria arba pagrindinėme rinkinyje, arba pagalbinėme. Pagrindinis su juo viskas aišku, tai yra tiesiog kolekcija, pagrindas, o pagalbinis rinkinys mes galime jį lankščiau naudoti edukacijoje, ekspozicijose, kurios, tarkim, Alytaus kraštotyros muziejuje mes turime ekspoziciją, tokią inovatyvę ekspoziciją Sodžius Dzūkijon, kur mes leidžiame prisiliesti, pačiupinėti, susijuost. Kažką bandome griauti tą stereotipą, kad muziejuose nieko negalima liesti. Tai bet kaip mes tai darom? Arba naudojame pagalbinio rinkinio eksponatus, kaip atsitinka ir su divonais. Tarkim, mes galime leisti pasėdėti ant lovos, kuri yra, ant jos yra čiužinys, kimštas šiaudais ir užklota divonu, jis yra iš pagalbinio rinkinio. Na, ir darome kopijas, jeigu kažką norim konkrečiai. Tai tada prašome, kad audėjos, pavyzdžiui, mums ar ten juostos mums reikia, ar nėrinių, ar kažko. Žodžiu, padaro kopiją, repliką ir va tokiu būdu leidžiam pačiupinį. Man dar labai smalsu. Turiu aš, tarkim, savo močiutės, ten prosenelės, ar ten kaiminių divonų, abrūsų, paklodių, priaustų ir galvoju, kur dėt. Aha, Alytaus kraštotyros muziejus. Ar yra ta informacija, tarkim, galbūt yra muziejuose kažkokia programa, kad, tarkime, žmonės, kurie yra suinteresuoti atiduoti į muziejų ir jie tai suvokia ir supranta viso to svarbą, sakyčiau, ar jie taip laisvai gali pasimti, paskambint, kažkam parašyti, ar, tarkim, aš kažkokio muziejaus tinklalapį atsidaręs, aš matau aiškiai skilti, kur man reikia kreiptis, jeigu aš noriu kažkokius daiktus perduoti muziejui, ir tada jau muziejininkai vertina, ar apsimoka, ar neapsimoka priimti. Ir tarkime, jeigu, pavyzdžiui, aš dabar
kad sakau, bandau aus ir man labai įdomu ten kokiu nors Šešenytės, lyg ir mačiau, kažkuria muziejuje yra, tai ar man kažkaip dasibeldus yra, ar yra tai suteikiama taip pat lengvai, bet viską žiūrėk, mes tau išnešam iš fondų, sėdi dieną, dvi, pats analizuojasi, audinį, pasidarai planelį. Jau 2 klausimus paklausiu. Taip, Tai gal gali atsakyti po vieną klausimą. Tai jeigu aš gerai pagavau, ar gali žmogus, kuris turi kažką, jo nuomonė vertinga, tiesiog, žodžiu, rasti greitą informaciją, kad ar jūs priimate, kokiu būdu ir panašiai. Tai paprastai mes kažkokios nuolatinės komunikacijos, aš dabar kalbu apie mūsų muziejų, neduodame, kad jūs neškite mums, štai yra ten įtraukta eilutė į, žodžiu, įskiepis į svetainę. Ne, nėra. Mes tai komunikuojame kažkokiais atvejais, kada, tarkim, paroda. Na, tarkim, ta pati Divonų paroda prieš keletą metų buvo. Tada eina kažkokios žinutės, gal ir jūs turite, gal norite, gal kažkaip dabar irgi dar viena paroda istorinė muziejuje į svečius pas alytiškius. Gal turite daiktų, gal turite istorijų, ateikit, mes dabar medžiojame istorijas, žodžiu, alytiškių ir taip toliau, giminės istorijas. Tai va tokie epizodiniai gal dalykai ir aišku ta komunikacija, kada ateina žmonės į muziejų ir vietoje, va taip lokaliai, nes dažnai jie ateina ir, tarkim, pasivaikščia muziejuje, natūraliai būna, o mano močiutė, o aš tai dar saugau. Ir vieni sako, kad o aš tai dar saugau ir tai pasididžioju, kiti tai, ai tai ir aš turiu, tai gal čia reikia jums, nes galvoju, kur čia dėti. Nu tai va tas būdas, jisai yra, nu, toks irgi pakankamai veiksmingas, taip. O aš irgi turiu tokį klausimą, o kiek jūs dar įgalus priimti tų austinių, ar yra pas jūs kažkokia riba, ar toks iš altruizmo, kiek nešti? Šiaip tai, jo, čia yra kiekvieno muziejaus realiai tas fizinė bazė, kokia jinai yra, kokio dydžio saugyklos ir kokios juose sąlygos. Tai yra daugeliui muziejų, ypatingai regioninių, skaudi tema, nes tų pritaikytų, specializuotų saugyklų mes neįgalus artimiausioje perspektyvoje laiko įsirengti. Tai, žodžiu, patalpas turime, kokias turime, ir dydžio, ir sąlygų atžvilgių. Ir kadangi tekstilė, kaip minėjau, vis tiek daugiausia tai nėra, jinai tokia stambia gabaritė, kaip vadint. Tai kol kas mes dar vis pertiesi ir dedi, ir sluoksniuoji ir taip toliau. Bet didesnių, tarkim, muziejinių vertybių mes jau nebegalim jų priimti, kalbant apie, tarkim, kažkokius medinius, net ir ten, kad ir tos pačios buities rakandus ir taip toliau. Nes, aišku, yra taisyklės, yra kažkokie priimti bendrai dalykai, kad, tarkim, į pagrindinį rinkinį mes įmame 3 eksponatus, tarkim, vienodus maks, ar ne, ten kokia valkaunyčia, ta žodžiu, lygintuvas senovinis. Tai mums jų 20 nereikia, nes mes turim pavyzdžių ir panašiai. Saudiniais kitaip, nes, kaip minėjau, daug labai niuansų. Bet daugeliui muziejų tai iššūkis. Iš tikrųjų, tos ir dabar yra ta tendencija atverti saugyklas ar nedaryti iš jų tas ekspozicijas. Bet tai taip pat yra dideli projektai, kuriuos reikia užsukti, kad tai būtų įmanoma. Ir tarkim, Vilniui, tai iki šiol tai yra didžiulė problema. Mes neturim etnografinio tokio ekspozicijos. Tai yra tikrai skaudi tema, manau, čia visiems, kurie čia susirinkę. Fondai milžiniški, vertybių, kuriuos galima būtų eksponuoti, rodyti ne tik tai Vilniečiam, bet ir svečiam ir tiem, kam šita tema svarbi. Tai tikrai yra galybė, ką galima ir kaip reikėtų eksponuoti, bet iki šiol to nėra, visą tai dulkėja fonduose. Bet čia iš principo yra kaip ir tokia gaunasi valstybės problema tam tikrą prasme, kad visgi nėra skiriama tam pakankamai dėmesio, finansavimo ir netveriami tie visi klodai tiesiog žmonėms. Aš tai galvoju, kad tai viena iš priežasčių, tai aišku, pirmiausia, tai gal požiūrio apskritai į šitą sritį. Čia pirmiausia, nuo to reikėtų pradėti, nes kai yra tas požiūris ir suprantama vertė, kad tai svarbu ir reikalinga šiuolaikiniam žmogui, tai tuomet atsiranda ir tos lėšos. Bet tada aš kaip sakysiu, kaip pavyzdį, kaip aš, Jolanta Rimkutė, kai norėjau į fondus, aš viską padariau. Aš
parašiau, paskambinau, mane įleido ir ne vienas muziejus. Ir atsakant į tavo klausimą, tiesiog jeigu tu prašaisi į muziejų ir nori įsikvėpimo, bet keliom dienom ir visa kita, man tai man Ne, tai saugyklos jos atviros, bet čia jeigu kalbė apie... Jo, aš ta prasme, jeigu taip kaip kūrėjui, tai galima tikrai. Net tiesiog visą laiką atsiranda tų žmonių, kurie tiesiog bijo kažką, tarkim, atiduoti muziejui, nes sako, oi, dabar atiduosiu muziejui, tai ten uždarys ir nieks nebeįleis, man reikės kažko pažiūrėti ir manęs neprileis. Tai va, tai man buvo tas įdomiausia, kad ar tai yra tiesiog toks kaip stereotipas, kad muziejus tavęs neįsileidžia. Ne, taip lengvai, tiesiog kiek, turbūt, paskambinus. Tai yra įmanoma. Įmanoma, tikrai. Ne, bet jeigu žiūrint, kas tai yra, ar ne, tai Taip. Nes mes turime vis tiek, jūs ateinate kaip rinkinių lankytojas, jūs prisistatote ir nurodote tikslą, kokiu tikslu ir kas jūs domina. Tai ar jūs norėsite tiesiog susipažinti, ar jūs norėsite atlikti kopijas, replikas daryti, ar jūs ieškote įkvėpimo kaip menininkas, tai realiai mums visos šitos situacijos yra pažįstamos, tai yra tiesiog trumpi formalumai, kaip prašymas direktoriui, prašymo užpildymas ir žodžiu, toliau naudojimasis, ištraukti. Čia svarbiausia, kad yra galimybė. Yra, tikrai yra. Iš esmės tai tada žiūrovam, pavyzdžiui, kurie gal pirmą kartą iš vis išgirdo, kad apskritai gali paprasti žmonės eiti į fondus, tai iš esmės tai nėra situacija kažkokia labai sudėtinga, tiesiog reikėtų kreiptis į muziejų ir jau bus jam nurodyta. Ne, ar tai parašyti prašymą. Čia priklauso dar nuo muziejaus. Kiekvienas muziejus turi savo tvarką. Aš irgi tvarką. teikusi prašymus, tai yra buvo, kur reikėjo net eksponato numerį nurodyti, kurio aš negaliu žinoti. Bet čia jau gal retesnė atvejai, bet iš esmės tai tada, kaip ir Mindaugai klausai, ar jeigu audžiant nori pasižiūrėti eksponatų, tai tada irgi galima turbūt atsakyti žmonėm, kad galima. Yra tokių. Arba labai norėtumėm, jeigu dar nėra, kad būtų visi muziejai taip. Norėtumėm. Taip, garsiai. Tikrai norėtumėm. Aš gal dar norėčiau šiek tiek pareplikuoti tą, nežinau, pastebėti gal tą, kad Vilniuje yra užpildyti tie jau muziejų fondai ir tą suvokimą turbūt, kas yra tie divonai. Nes iki manęs buvo, tokia žinia, šiandien nenoriu nei nieko teisti, gal labiau tinka tai temai palikti ar sukarpyti, kad daiktų istorijos muziejus skambino į dizaino kolegiją ir kvietė jaunus dizainerius paeksperimentuoti su tais austiniais ir aš, tokį suvokimą turiu, kad tas perteklius matyt toks yra, bet aš šiandien ne kažkokiu divonų policija, kad kažkaip smerkčiau, bet kitas klausimas, kuris man kilo, koks yra muziejų suvokimas apie tą divoną, kad, taip dalintis eksperimentams. Gal vienetinis atvejis toks buvo turbūt? Taip, turbūt aš tikiuosi. Ja. Bet aš vėl gal greičiausiai, kaip ir minėjau, kad tai yra susijęs ir su požiūrio reikalu, kaip mes žiūrime į tą patį daiktą, tą patį eksponatą. Kaip ir Rasa labai gražiai susakė, kad dažniausiai tai yra apart paties daikto, tai yra ir jo istorija, ta visa aplinka, ką jisai ir atsineša kartu. Ir čia man tai vėl visą laiką, aišku, aš ir iš savo darbinės pusės, man yra tas toks vidinis labai natūralus noras, kad visko būtų kaip įmanoma daugiau ir būtų saugoma ir taip toliau. Tai, tarkim, net ir kaip literatūroje pasiskaitai, kad man tas įspūdį paliko, kad, tarkime, dailės muziejuje man atrodo, kad tai yra apie 1000, tai yra pakankamai nedaug rankšluosčių, kurie ir ekspedicijos pradėtos rinkti nuo 46-47 metų. Tai realiai man tas 1946-7, tai atrodo, čia tik atsisukai ranką padavė ir jie jau čia tau už nugaros yra. Tai tas atrodo, kad kuo daugiau, kad būtų kaip įmanoma labiau atskleis tam tikrų dalykų ir tai be abejo turėtų būti prieinami visuomeniai. Ir ta problema, tas fondų dydis, jų plėtimasis, tai aš puikiai suprantu, kad tai yra viena iš didžiausių, turbūt rimčiausių problemų šiuo atveju, kada jau yra pasakomas to pačio nereikia, mes fiziškai nebegalim ir kada galim tiesiog neškit, duokit, saugosim. Bet čia gal labai gera tema, iš tikrųjų ir idėja kokiai nors konferencijai tarp muziejininkų ir pasidalinimams tiem požiūriam apskritai į tas saugomas vertybės.
nes muziejų apskritai kaip muziejai veikia, tai irgi keičiasi visame pasaulyje, jeigu prieš tai buvo archyvai ir vat, kaip minėjai, nu, kaip čia toks tiesiog rinkinys ir tiek. Turiu ir neduodu. Jo, pagaubtų toksai. O vis dėlto patys muziejai labai dažnai dabar, nu, bent jau vakarų Europai žiūri į save kaip į tokį bendruomenių telkimo centrą ir mokymo centrą, tą gyvą tokį paveldą, tai ne veltui, vat, iš tikrųjų egzistavo, juk ir Lietuvoje prie Nacionalinio muziejaus, pamiršau, kaip tai vadinosi, žodžiu, tas, jūs gal žinot, ne audimo centras, bet tai yra rekonstrukcija, buvo tautinio kostiumo ir panašiai, ir buvo toks sumanymas, kad taip ir veiktų. Prie Nacionalinio muziejaus būtų nuolatinė tokia bazė, kur muziejuje yra rinkiniai, o šalia gali ateiti žmonės ir mokytis pagal tuos tam tikrus pavyzdžius austi. Ir tai veikia tam tikrą. Ir čia buvo iš tiesų, tai aš taip suprantu, kad įkvėpimas dar iš to tarpukario, iš dar tos Tamošaičių eros, tų gražiųjų pavyzdžių, gal kartais nepelnytai kritikuojamų dėl tam kokios stilizacijos, bet jie iš tiesų buvo nu, pionieriai, kaip gaivinti ir kelti tą amatą iš vis Lietuvoje. Tai aš tai manau, kad tai, nu, vat, tokie dalykai turėtų būti gyvi šalia muziejų. Muziejai neturėtų žiūrėti tik tai, kaip vat, aš saugau eksponatą, mano tikslas turėti kuo turtingesnį fondą ir tiek. Bet tikslas yra, nu, kad tas tikrai paveldas tarnautų žmonėm. Tai toks, vat. Jo, čia vėl irgi, tarkim, dabar Tirtono ir Nacionalinės muziejaus yra tam toksai kaip, na, sakykime, padalinys tekstilės, kaip ir restauravimo, ten aš dirbau idėjai ir tiesiog man irgi buvo tam iškrius tam tikra problema ir aš kreipiausi, tai arba dažniausiai nebūna jokio atsakymo ir tu nesupranti, ar tas laiškas nuėjo, ar pasiekė to žmonės, ar ne. Arba būna tiesiog, na, iš serijos taip labai gražiai pasakyta, auskite paprastesnius raštus. Tai, na, čia tikrai buvo labai nustebintas, na, bet taip jau yra tokia tiesa ir nėra čia ko slėpti. O drąsiai duris nepabeldai, gal reikėjo tiesiog ateiti ir pabelsti? Manau, kad būčiau išgąsdinęs gal, jeigu labai drąsiai būčiau pabeldęs. Bet aš, jeigu galėčiau dar trumpai įsiterpti, tai nu, šiuolaikinis muziejus, jis yra labai įvairus. Jis yra, nu, aš aišku, iš mūsų muziejaus galiu pozicijos stipriausiai kalbėti, bet vis tiek matydama daugiau mažiau tą kontekstą Lietuvos, tai vis tiek pastebiu, kad mes artėjam prie to balanso saugoti ir patraukliai pristatyti visuomeniai, nu, atliepti visuomenės, tarkim, tą interesą. Tai du šitie, vadinkim, forpostai, jie kažkaip vis daugiau to balanso įgauna. Nes, nu, tie statiški muziejai jau jie tapę vos ne folkloru. Nu, tai žinot, kaip muziejuose. Nu, tai žinot, kaip muziejuose. Tai jau seniai nebėra tokių muziejų. Džiugu girdėti. Juos kartais randame ir patys sakom, kad tai yra pats muziejus kaip eksponatas. Jau viskas labai pasikeitę. Tiesiog, tai yra toks procesas dabar dinamiškas, labai dinamiškas. Nu, reikia gal galima ir pasidžiaugti. Atrodo. Prisiminkime per šitos metus, nežinau kaip jūs, aš irgi seku viskas, kas vyksta su tekstilė, ta etnotekstilė, su divonais, Varnelio muziejuje, kokia buvo puikia ekspozicija, kaip naujai pateikta, ar ne, kiek jinai toliau nukeliavo. Tai taip, to kampu, kaip, ne kaip kokioj troboj, bet kaip meno kūrinį išneštas buvo, ar ne, ir pati ekspozicija ir taip toliau. Tai mes turim ir gražių pavyzdžių. Taip, čia buvo jau būtent tas fantastiškas darbas, kad tu ateini ir matai, kad tarkim, ten tie divonai kabo, tai yra senesni už mano močiutę, ar ten vos ne promočiutės laikotarpio, bet tai yra būtent tas pateikimas ir tas konteksto sukūrimas, kai tu iš tikrųjų taip žiūri, bet tai čia iš tikrųjų, čia kaip meno kūrinys, aha, va čia linijos, tas, anas, tu pats nors ir audi, bet tu pats į tą darbą, į tą kūrinį, tu pradedi žiūrėti visiškai kitaip. Ir va čia tas yra tas pateikimo efektas labai daug lemia, nes iš tikrųjų, tą pačią parodą aš čia ir Vilniuje, ir Panevėžy specialiai važiavau, žiūrėjau, nes, tiesiog vaikštai ir tu geriesi visų, tuo tu gyveni visame tame ir tuos darbus matai. Tai mes kalbam apie tą naują muziejininkystę, turbūt kaip gerą pavyzdį paėmėm. Taip, tai iš tikrųjų, tai vat, kaip Mindaugai ir minėjai, tai labai pasijautė, kai viena tai yra, kai mes tą
audinius, divonus matoma ne kažkur buity, galbūt kaime ir vieniem gal tai nėra labai priimtina, bet kai muziejus daro tokias iniciatyvas ir audinius pateikia visai kitaip, tai turbūt tikrai atsirado po tos parodos žmonių, kurie kitaip pradėjo žiūrėti. Na, aš bent jau taip tikiuosi. Ir tada, aišku, apie muziejus, tai čia tikrai būtų galima daryti visą atskirą diskusiją, tikrai įdomu, bet mes turim ir kitų temų. Tai turbūt tikrai daugelis ir susirinkusių, ir besiklausančių esat matę labai daug pavyzdžių, kaip iš tų senų, autentiškų audinių yra, nežinau, aptraukiami baldai, siuvami įvairūs rūbai, rankinės, aksesuarai ir panašiai. Ir mes net irgi buvom čia per pertrauką paleidę skaidrės pasižiūrėti, tai gal apie tą patį perdirbimą pakalbėkim, kokios yra tos priežastys, grėsmės ir panašiai. Tai ar nesuklysiu sakydama, kad su LT Identity buvot pirmieji sukūrę rūbus iš autentiškų audinių? Nežinau, iki to nežinau, bet tikrai sąžininkai prisiduosiu, kad sukarpiau 4 divonus. Gerai, Ties tuo gerai, sustojau. gerai. 4 divonus sukarpiau. Gerai, Ir, tai dar... ir pasakysiu, kodėl sustojau. Aha. Todėl, kad vis tiek kaip dizaineris, kaip šiuolaikinis dizaineris, tu privalai atsakyti, kad visgi audinys turi atitikti funkciją. Tai reiškia, estetiškai jis atrodo nuostabiai. Tas šilkas erdvėje gražiai sukasi, žvilgėjimas įgauna apimti ir taip toliau. Bet nešiojime, dėvėjime šitas audinys visiškai nefunkcionalus, nepritaikomas. Tai reiškia, kad tu tiesiog... Taip, jie liko parodiniai, jie yra tiesiog kažkokiose ypatingose atvejuose, visa kita. Bet tai aš pati tada supratau, kad ką aš padariau, kad jeigu aš juos eksploatuosiu, šituos daiktus, rūbus, tiesiog jų nebeliks. Ir ties to momento aš sustojau. Tai mano tokia patirtis yra, kad taip nėra lengva siūti, nes tai yra vis tiek, jeigu nori išgauti formą. Tavo patirtis kitokia, turbūt yra kita Iš kito kampo priėjimas. Bet jis iš principo, tas siūlas, jisai vieną dieną, koks tu begražiai tu padarytum, jisai labai ribotą kiekį gali tarnauti žmogui kaip rūbas. Tai dar tada noriu paklausti, tai kaip apskritai šitokia idėja kilo ir kaip tuo metu visuomenė sureagavo? Tada mes labai eksperimentavom įvairiais kampais. Tai labai graži koloristika buvo, gal netgi visiems. Vėlgi sutikit su tuom, kad kadangi mes mūsų, ir vėlgi mūsų pati koncepcija buvo į mados pasaulį išnešti etnokultūrą. Tai reiškia, kad šitas pasaulis nebūtinai pažįsta gerai etnokultūrą. Ir tie spalviniai deriniai, jie buvo irgi tokie ypatingai, netipiniai. Tai jie ir susiskambėjo, net buvo taip keistai, kad čia divonas, jis nebuvo tas mums visiems gal dabar šiai dienai, kur dažniau tokių besikartojančio, tarkime. Ir aišku, tu ieškai to santykio su kokiom kitom medžiagom, tarkime, ir tu ieškai to pagal tą laiką, pagal tą madą, bet irgi tai suvokiant, kad mada yra pavojingas dalykas, nes jeigu tu seksi madą, tai mada yra labai dalyvauja kokiagi maksimum 10 metį. Čia maksimum. Tada keičiasi siluetas, tada grožio supratimas keičiasi ir taip toliau. Tai interjere, aš jeigu dabar, manęs paklaustumėt, nes pati renovau namus 100 metų senumo ir pačią visą koncepciją į namus pernešiau. Namuose taip. Galima rasti naują formą jiems. Bet tikrai nerekomenduočiau. Tiesiog jis ilgai netarnaus. O kelinti metai buvo, kai jūs kūrėt ir kokia tada situacija buvo, to divonas buvo populiarus? Ne, jis nebuvo populiarus, arba man jis buvo naujai, žinok, aš tais metais, palauk, dabar galvoju, šitam 100-metį likti. Ar tai nebuvo kartais 2014? 15, kažkas 14, dabar esmė, prieš 10 metų tai tikrai, tarkime. Bet sakau, tada mes toliau pradėjom žaisti su audiniais, kurie yra irgi mums sunkiai, ne visi mes pažįstame ir iš tautinio kostiumo. Tai tada jau grįžti prie to artimesnio audinio, kuris yra, jau jo funkcija yra aiški. O tada tai Ingai, tada irgi klausimas iš labai panašios temos, kaip tik įdomu, nes vis tiek metų skirtumas, jeigu jūs kūrėte 2014, tai Inga... Aš 2019 šiaip pradėjau tiesiog vystyti tą idėją ir gal pastebėjau tuos
divonus, bet, nu, va šitas klausimas, kai užduodamas, man labai jisai patinka, nes galiu savo minčių ridą atsukti atgal ir, nu, permąstyti ir pamatyti savo klaidas arba nebūtinai. Tai tokia mano tai iš viso, aš turėčiau pasakyti, kad nesu dizainerė ir visiškai ne iš mados pasaulio žmogus. Yra 2 dėmenys, kodėl aš turbūt pradėjau kurti, čia bandau apsiginti dabar prieš visus, kodėl tas buvo divonas, tai nebuvo kažkoks sąmoningas, oi susižavėjau jo ir dabar aš padarysiu rūbą. Tai turiu gyvenime tokią galimybę pagyventi užsienyje ir tai vat vienas faktas, o kitas faktas, kad studijavau tokiose institucijose, kurios liepia man prieš kažką kuriant pasidaryti tyrimą. Ir kai gyvenau užsienyje, gyvenau tokiai multikultūriniai aplinkoje ir turėjau tokią puikią draugę iš Pietų Amerikos. Ir mes mėgdavom ten visi tie užsieniečiai kažkaip pristatyti savo tą kultūrą, kas mes esame. Ir ta mano draugė man tokį gerą raktą davė, nežinau, aš taip jai pavydėjau, kad jinai taip džiaugiasi savo kultūra ir taip laisvai ją pristatinėdavo. Ir kai atėjo tas ratas iki manęs ir man reikėjo pristatyti Lietuvą, ir tokia buvo pakankamai visiems egzotiška šalis, nes ne visi čia buvo gal kokie 14 metai, žinojo tą šalį. Ir aš galvojau, tai kas yra Lietuva, nu, vat, kokia yra fiks idėja, kas yra Lietuvos tas identitetas. Ir aš įveriau cepelinus ir labai liūdėjau. Ir galvojau, ar Lietuvos identitetas yra tie cepelinai. Ir grįžus atgal į Lietuvą, aš tokį jau gal jautrumą šiek tiek turėjau kitą, kad stebėjau, man viskas buvo gražu, aš radau raktą, tą pasididžiavimą savo kultūrą. Ir net ne aš gal sugalvojau tą idėją kažką pagaminti iš tų divonų, mano močiutė buvo audėja. Ir man močiutė, kai aš mokyklos laikais pradėjau galvoti, kad noriu stoti į kostiumo dizainą, jinai man atnešė, nes jos buvo svajonė tiesiog tapti siuvėja, bet jinai neįsigyvendino, nes šeima jos nepalaikė. Ir jinai sako, vat visą savo archyvą atidavė, anūkams ten po vieną liko, man viską atidavė, sako, vat tu tai tikrai sugalvosi, ką su jais padaryti. Nu, jie ten liko, aš ten labai mėgdavau karpyti viską, sąmoninga mama labai buvo. Paslėpė nuo manęs tos visus dalykus, aš pamiršau ir tada, kai grįžau iš užsienio į Lietuvą, dėka vienos parodos, aš atradau tą pokario Lietuvą, labai ją susidomėjau, pradėjau domėtis ir va toj pokario, toj tematikoje atradau tą tekstilę ir man taip susijungia tie 2 dalykai, kad aš turiu tą tekstilę, kad radau tos močiutės divonus ir aš norėjau to lietuviško identiteto kažkokio, atsiprašau, aš čia daug ko nežinau, bet tas man buvo vienintelis suvokimas kažkoks cepelinas. Nu ir aš tada pagalvojau, kad vat aš jau dabar žinau, kas yra tas kultūrinis mūsų identitetas, čia labai sudėtingas tas dalykas ir kodėl žmonės nežino, kaip jis dar nėra tas, kuris mus pristato Lietuvą, tie austiniai. Tai nusprendžiau, kad tokį fokusą turėjau, kad man dabar reikia supažindinti jaunąją kartą ir kad jie suprastų, kas yra tas kultūrinis identitetas. Tai tiesiog ėmiau tą rūbą, man buvo kostiumas artimas, aš prieš tai jau dirbau teatre, nu man tai buvo kūrybinė forma, aš visą laiką kurdama rūbą galvoju, kad aš kuriu skulptūrą ir kad tas rūbas tai nėra rūbas, čia yra meno kūrinys. Ir nuėjau į prekybos centrą, sąmoningai pažiūrėjau, kokie yra dabartiniai siluetai, kad va jaunimui užkabinti, nes negali, ką čia jūs ir minėjot, kad reikia pateikti šiuolaikiškai, kad aš negaliu pateikti kažkaip nuobodžiai ir būtų neįdomu. Tai aš nežinau, kažkelintais ten 21 metais surengiau tą parodą, per daug ten nieko nesitikėjau, nu ir aš pritraukiau tą jaunimą. Pas mane ten atėjo mokiniai, atėjo 16 metų mergina, kur jinai sako, gal ir tu man galėtum tai padaryti. Ir aš, tos žmonės, kurie ateina pas mane, aš jiems sakau, kad čia nerūbas ir jūs jo kaip ir negalit nešioti, čia yra toks meno kūrinys, jūs jį suvokit kaip tautinį kostiumą, kad, ir to labiau, kad, tarkim, žiūrėkit, jeigu čia yra cepelinas, tai mes kiekvieną dieną to cepelino ir nevalgom. Reikia, atsakingai visą tai daryti. Tai va tokia ta istorija, kaip aš priėjau ir dabar atrodo, kad biškai užtoksinau tą visą aplinką, man yra baisu, nes mada kažkoks taip
labai trendina ir aš galvau tuo metu, kad audimas čia yra svarbiausias, bet audimas Lietuvoje tai kaip jau renesansas, daug kas audžia ir aš bendrauju daug su to audėjim, po visą Lietuvą važinėjau jau 3 metai, jas irgi dokumentuoju, turiu tokius 2 trumpus filmus apie audėjas ir apie vyrus audėjus. Ir aš, kai sukūriau iš savo močiutės tą kolekciją, nu ten tokią futuristišką, kažkokią atkreipti tam dėmesiui. Kaip dabar jautiesi? Jo, to trendsetinimo močiutėms nuotraukas tais ir sakau, pasakykit man, ar aš sugadinau, nes kažkas papostino mane į tą močiučių raštus ir aš gavau tiek gerų emocijų, tiek labai daug heito. Ir tas heitas man labai padėjo irgi susivokti, aš įsigandus, rodžiau to močiutėm, ar čia aš labai blogai padariau. Nežinau, kiek žmonės sako tiesą akis, bet tos audėjos mane labai palaikė ir ant tiek, kad aš su tom audėjom turiu gerą ryšį ir su viena 94 metų audėja mes kitą projektą padarėm, bet aš suvokiau, kad aš tikrai nenoriu čia su šitais dalykais kirpti, aš noriu populiarinti raštus, nes bendraudamas to mačiam supratau, kad ne audimas čia nyksta, o raštai nyksta ir kad mes šiaip negalim ir tų raštų taip labai išpopsinti. Kažkaip aš noriu edukuoti ir žiūri per tuos kostiumo kūrimus, kad vis tiek ateina ta pop kultūra, jie nori vizualo, bet neturinio. Ir, kad ir šitas megztinis, aš bandau dabar permegzti, bet tas megztinis turi tokius QR kodus, kad, parodyti tą rašto istoriją, kad aš sakau, jūs, čia yra flyeris, jūs imkite tą istoriją, bet ne megztinį. Bet žmonės vis tiek, mažas žmonių ratas supranta ir ima tą turinį visi kažkaip, tai reikia labai atsargiai su šitais dalykais elgtis. Kažkaip supratau, kad čia užsitikė, atsiprašau, kad čia taip įsiplėčiau. Labai iš širdį norėjau išdėti, išsiteisinti. Ne, tai matai, dažnai būna, kad, pavyzdžiui, tavo darbus rodo, dalinasi grupės ir gaunasi, kad kiti žmonės kalba tarsi už tave, už tavo darbus ir dabar kaip tik puikia proga tavo pačios nuomonę pasakyti galų gale, kad tu rodėjai nuotraukas močiutėm ir močiutėm taigi patiko. Jo, tai čia, žinot, darbas dirbti toj socialiniai medijai ir ten visiems atsakinėti ir rodyti, bet kažkaip nelabai čia norisi kažką įrodinėti, bet aišku, suvokiu tą, kad turiu edukuoti žmonės, pasakoti ir kad ir studentai ateina į manęs, tai labai atsargiai sakau, kad reikia jautriai žiūrėti šitą dalyką, negalima tiesiog imti nežinodamas ir daryti, ką galimai aš galėjau padaryti pradžioje, bet aš kaip ir tokią močiutė man sakė padaryk ir aš tik iš močiutės, aš kitų neėmiau ir kai ateina žmogus pas mane, aš tokią griežtą politiką turiu, kad turi būtinai priklausyti tavo šeimai, nes kitu atveju jisai numes, o kai jaus, kad ten jo giminaitis išaudė, man atrodo, kad tada ryšys kažkoks atsiras tarp jų ir nebus išmetama. Bet jo, tas dėvėjimo, ką jūs sakėte aspektas, tai tikrai. Ir man toks labai įdomus dalykas. Jį galima skalbti, trinti su subinė, bet kai jį tik sukerpys, kažkaip, jis nenori tos ausinis būti sukerptas. Jis tiesiog nesileidžia labai taip, jisai iškart pradeda audinį. Jisai ir jį užkliūna ten, ir jis atrodo, tai kaip su subinė jisai neužkliuvo, kai ten trynė, o kaip rūbų iškart jaučiasi, kad tas audinys nenori. Jo, netam skirtas tikrai. O tai tada, dar taip visiems klausimą norėčiau jau pasiskirstysit, nežinau, kas po ko atsakysit. Tai, apie tą visą perdirbimo tendenciją, tai, kiekvienas, kokie yra tokie didžiausi jūsų matomi, pavyzdžiui, pliusai ir minusai. Ne, jau čia šiek tiek pradėjot šnekėti, bet galima taip, nežinau, jeigu įmanoma kažkokį vieną pasirinkti, ar keletą tų tokių jūsų pliusų ar minusų. Čia tas, ką vadinti tuo perdirbimu, ar ne? Lietuvoje čia toks politinis terminas tapo ir dabar jau visi pasigrebė ir ėmė naudoti, atsiprašau, aktualizavimas, paveldo aktualizavimas. Ir čia yra, jeigu teiki paraiškai į fondą, irgi ar pakankamai paveldą aktualizuoji. Ir man asmeniškai šitas terminas yra visiška svetimybė tokia, kurio iš tikrųjų tai nerasit ir kitomis kalbomis, jo nėra tokio. Čia tik tai Lietuvos kažkoks naujadaras. Ir man jisai nepatinka todėl, kad jisai kažkaip tarsi suponuoja, kad tas paveldas jis kažkoks nėra, jeigu paveldas grinai, jisai toks nelabai vertingas. Jį būtina kažkaip aktualizuoti.
Tuo tarpu šiaip vartotina ta savoka yra paveldo interpretacija. Tai reiškia, kad paveldas gyvuoja kaip po toks, jis yra saugomas ir saugotinas vėlgi per žmonės ir panašiai. Ir tada vyksta įvairios paveldo interpretacijos įvairiais būdais. Dabar kokie tai būdai, ar tai yra antrinis toks panaudojimas, ar tai yra tiesiog tas paveldas kaip įkvėpimas ir tada gimsta nauji meno kūriniai, arba net ir tokie taikomieji dalykai, čia jau vėl kitas klausimas. Užsienį tikrai apie tai labai nemažai diskutuojama ir dar prieš kokį 10 metį, ar net ir daugiau, daug ir straipsnių kritinių apie tai buvo, būtent kai virsta paveldo tam tikri vertybės, virsta tokiais greitos mados kaip ir tokiais produktais, ar ne? Ir dėl to tas ir terminas yra tas slow fashion, lėta mada, kuri yra, kaip sakysim, toks laikomas tų kritikų toksai tarsi išeitis tam tikra, kad tai yra lėtas procesas. Tai yra, kai mada kuriama ne kiek laiko, sakysim, tą drabužį, kuris yra sukurtas, kiek jį naudosim. O tarkim, divonas, kuris buvo sukurtas, jis galbūt guli ir galbūt dulka šiuo metu spintoje, bet galbūt praeis dar 10 metis, ar ten, nežinau, ir jisai atras savo vietą kažkaip dar vėlgi interjerui. Kitai kartai. Tarkim, ir jeigu mes tam interjerui. Taip. Ir dar žiūrim istoriškai, tai juk taip ir būdavo. Ta prasme, nebuvo buityje kažkokių išmetamų, dažniausiai išmetamų daiktų, jie sulaukdavo savo laiko. O mes, kadangi gyvenam labai greitai, mums labai greitai, aš pati savo tarkim, asmeninis toksai santykis. Mano abiejų močiučių spintos buvo pilnos prikimštos divonų. Viena buvo audėjo, o kita iš kur gavo, aš nežinau. O gal irgi audėjo, bet aš kažkaip apie tai nespėjau paklausti. Bet, žodžiu, buvo tikrai pilna. Ir tuo metu atrodė, kad jų tiek daug, kad, tiesiog, o ką su jais? Vieną tai apsikloji kaime ten ant laškos. Laška apklota, o ką su kitais, o paskui tos močiutės išeina, tada net šalia neatsiranda tų žmonių, kurie galbūt supranta, kad tai vertybė, kur tai dėti, tas kažkaip tai išsibarsto, išnyksta. Suvokimas to greito sprendimo, man atrodo, apskritai šitos visuomenės yra tokia bėda, kad reikia turbūt išlaukti. Aš tai apie tai kalbu, bet interpretuoti, perkurti ir jeigu tai yra, man dėl to atrodo, teisingai, kaip buvo paminėta apie tai, kad, sakysim, konkrečiai čia apie divonus, ar ne, daug jiems dėmesio, kad divonas kas tai yra interjero detalė, ar ne, tai jeigu jis tai puikiai gali atrasti savo perkurtas kažkokias funkcijas, atnaujintas naujai, bet kai jisai keičia savo paskirtį į greito sunešiojimo drabužį, man tada yra klausimas ir man truputį skauda. Tiesiog net fiziškai truputį kažkodėl, čia mano gal bėdos, bet man ta jūsų idėja apie tai, kad tai galbūt kaip tautinis kostiumas beveik, tarkim, šiuolaikinės kartos, man atrodo labai vertingas ir toksai svarbus. Tik tai vėl, čia kaip kažkas pasakė, kaip mes galim žiūrėti paveldo tas interpretacijas, tai vis dėlto ta didelė atsakomybė. Man atrodo, čia kertinis žodis yra atsakomybė ir mes ne tik, kad patys tą turim turėti, nes jeigu liečiamės ir kažką su to darom, bet mūsų tai tikslas, kad ta kita karta, kuri ateina, jinai taip pat kažkaip ar veidrodinių principų, ar kažkaip pajustų, kad tai taip pat yra atsakomybė, kad jie kažkaip, nežinau, ištransliuoti tą atsakomybę. Čia ne jokia nauja mintis, čia būtent irgi paveldo tos interpretacijos teoretikų tokia mintis yra apie tai, kad kas yra paveldas - reikšmė, prasmė, o tada yra banginiai dalyvavimas, tai reiškia asmeninė patirtis, emocinis santykis ir atsakomybė kuriama. Ir trečią aš pamiršau. Iškrito iš galvos dabar. Atsiminti. Žodžiu, atsakomybė. Tas tikslas yra atsakomybė. Jo, aš tai žinai, nes
aš vis tiek irgi grįšiu prie to, kad aš už tai, kad gal karpom, nes tikrai lovų pločiai pasikeitė, ar ne? Arba mano esamas turimas ten šeimos divonas kažkur tai gal jisai, ir kandis pavalgė, ir kažkur spalvą pakeitė, tai gal, bet kai ir dabar jūs, gal pagalvėlę, tikrai jau matau viena mergina, moteris daro, gražiai iš divonų daro šviestuvų gaubtus, ar ne? Tai vis tiek, nes matot, ir raštai, ir tas grubumą, jį reikia palikti, kažkaip aš už tai, kad palikti interjerę. Bet yra krūva raštų, kurių mes neskaitome, kurie yra rūbė. Ta pačia, dabar ką tik su Mažąja Lietuva, su pirštinėm dirbom, tai ten iš tikrųjų yra daug raštų, kurios gal yra, kur ir likime, dirbkime ir interpretuokime rūbę. Mano toksai būtų. Jo, aš gal irgi tie žmonės, kurie eksperimentuoja, nes dabar yra, toks, suprantu, kad ten daug tų divonų spintoje ir tai yra toks pasiteisinimas, kad kur ką išmesti, darom. Aš gal irgi jautri, kaip jūs žiūri, nes aš, perėjau, bet aš, nenoriu niekaip ten pykti ir būti tavo dar kartą policininkė, kad nedarykit tokį tiesiog suvokimą, kad jeigu žmogus daro, kad jautriai suprastų, turėtų tą atsakomybę, o ne kažkokį tokį biznį gal daryti, nes dabar yra toks, nukraujavimas. Atrodo, dabar nukraujuos, nes ta banga yra, bet išliks dar tų austinių ir jau kurie jie išliks, tie ir išliks, jie bus. Bet dabar tą reikia išgyventi turbūt. Dar aš manau, kad, kada nebekarpytų. Jeigu divonų kaina būtų ne tokia, kokia dabar yra rinkoje. Žinokit, mūsų sekantis klausimai yra. Dėl to yra karpama, nes jie yra per pigus. Jeigu jų kaina šiai dienai, ir kaip jūs šiandien kalbėjo diskusijoje, ar ne, kad dabar vertė yra pakritusi, jeigu jau būtų vertė bent 200 eurų, 100-200 eurų, žiūrėkit, sumažėtų karpytojų. Tai aš ir norėjau klausti, nes, vėlgi nežinau, kiek ar visi lankytojai, žiūrovai žino, tai pagrindė dabar tokie, kokybiški, geros kokybės divonai, kaip parduodami po 40-60 eurų ir retesniais atvejais pasitaiko po 100 eurų ir brangiau, tai kaip tik norėjau klausti, kaip jūs tas kainas vertinat ir gal čia ir kitiem irgi kažkaip panašiai atrodo, ar čia gerai, kad kainos yra pigios ir visiems prieinama, ar čia kaip tik? Aš jeigu galima atsakysiu iš karto, kad mano nuomonė blogai, bet dar norėčiau prie truputėlį minusų ir pereiti tada vėl prie kainų. Galvoju, mes šiandien girdėjom ne kartą mintį, kad audimas išgyvena renesansą. Galbūt ir patys, mes dabar daugiausiai apie divonus kalbam, bet tai yra ne vien tik divonai, ar ne, yra brūsai, rankšluosčiai ir visi kiti baltieji audiniai, kas irgi gali būti panaudota arba gali būti nepanaudota, išsaugota. Tai turbūt ir neišvengiamai ir audiniai išgyvena renesansą. Kiek praėjo laiko nuo to, kada nustojo austi paskutinės audėjos? Ne tiek ir daug, jeigu pasižiūrėtumėm atgal, ar ne, kelios dešimtys metų. Tai turbūt dabar, kaip ir jūs, Milda, sakėte, turbūt tas yra sustojimo laikas, kada mes dar turim susižiūrėti, susiorientuoti, ką mes su jais darom. Mes jau suprantam, kad tai yra vertybė, ar ne? Kiek jų keliauja į muziejus, kiek jų keliauja nežinia kur ir ką mes su jais darome. Tai suprantame, kad tai yra medžiaga, kad tai yra gražu, kad tai yra vertinga, kad tai gali kitiems patikti, įvairiai galim panaudoti. Tai tas palaukimas, neskubėjimas, tai, ką mes galim dabar padaryti geriausia ir turbūt nesiimti to tokio, sako, prikelti antram gyvenimui. Ir aš kartais pagalvoju, įvairių labai minčių kyla ir nesinori, taip pat, kaip sakot, būti nei policininkė griežta, nei kažkaip, bet ar tikrai mes kirpdami savo, esam tokie dideli, kad nuspręstumėm, kad jau tas antras gyvenimas yra jau ir paskutinis, o gal jeigu jau reikės taip kirpti, gali kažkas po mūsų dar kitą kartą kažką daryti. Tai čia tokie retoriniai tie klausimai. O apie kainas,
Taip, nu, gal kažkaip tas suvokimas vėlgi, nu, bendrom jėgom, gal kažkaip vis labiau edukuojant žmonės, nu, kažkaip tą vertę galima suprasti, arba bent daugiau žmonių suprasti. Dabar apie kainą vertinant, tai aišku, tai yra labai, nu, tokios, nu, tiesiog neadekvatus tie dalykai. Palyginimui, aišku, muziejininkystėje yra eksponatų, dabar jau sakome muziejinių vertybių vertinimo lentelės. Tai tarkim, jeigu kalbėtumėm apie etnografijos, etnologijos ir liaudies meno vertinimo lentelę, tai ten yra, galima pasiskaičiuoti. Mes turime bazinę kainą, kuri nustatyta yra kultūros ministerijos, tai tarkim, jeigu tai yra austiniai, tarkim, tekstilė namudinė, tai yra nuo 5 bazinė vertė, tarkim, iki 25 kaip pavyzdys. Ir tada koeficientas, kuris susidaro iš etnografiškumo, meniškumo, retumo, komplektiškumo ir visa kita. Viską supliusuojam, padaliname iš būklės ir, tarkim, jeigu būklė gera, tai mūsų kaina taip šokteli, kad mes galime ten turėti, nu, neretu atveju galim turėti ir, kaip pirmais Eglė minėjo, ir tuos 600 ar panašiai. Ne visais gal atvejais, bet tai yra daug adekvatesnės sumos. Vėlgi tai nėra pasiteisinimas, kad mes galime, nu, va, taip lengva ranka, na, spręsti, kad va, tave parduodu ir karpysim. Bet kainos vyrauja dabar yra tokios, nes žmonės perparduoda. Jeigu žmogus austų ir parduotų, tada rinkoje kainos būtų visai kitos. Čia yra dėl to, kad žmonės tiesiog perparduoda. Bet čia tas ir perpardavėjų, iš tikrųjų, gal ta viena iš tokių problemų, kodėl mes dabar kartais drąsiai gali žmonės skirpti. Bet kaip ir minėjo, tai šiaip pat į tą klausimą prieš tai iš principo yra, na aš taip manau, yra suvokimo reikia. Ir kaip požiūrio, kaip ir į daugelį dalykų gyvenime, tai kas tas divonas? Jeigu tai yra tiesiog naustas medžiagos gabalas, kuris ten rūdyja, dulka, ten dar nedaug dievė, ten smirda naftalinai spintoje, nu tai yra vienas dalykas. Bet kartais žmonės iš tikrųjų, man atrodo, nesuvokia, kad tai yra vienas, tai galima traktuoti kaip vieną iš tarpkultūrinių bendravimo dalykų ir tarpkultūrinių mainų, nes jeigu mes nuvažiuotume aplinkinius kraštus, kad į tą pačią Vidurio Europą, šiek tiek toliau mes praktiškai tuos pačius raštus arba labai panašius mes surastume. Tai gal mes pasižiūrėkime į tai kaip į bendrą Europos kultūros paveldo dalį, tai ką mes turim čia, bet būtent Lietuvoje. Ir dažnai žmonės to tiesiog nesupranta ir kad tie raštai keliauja ir, tarkime, net nuvažiavus ir tos pačius ar Filipinus, ar kažkur į Afrikos kažkuria šalis, tu pamatai audėjus ir taip žiūri, prie šitų staklių aš irgi galiausiai, jos praktiškai identiškos kaip ir pas mane namuose. Tai va tas toks tarp kultūriniai tie mainai, tas visas bendravimas ir parodimas, akcentavimas, kokia tai yra iš tikrųjų vertė, kad, na, galbūt prieš kerpant reikia palaukti šiek tiek, pasižiūrėti, gal, tarkime, tai yra labai vienetinis dalykas, tarkim, kurio nėra nei muziejuose, nei kitur. Ir galbūt, būtent kaip ir minėjo, tas daiktas palaukęs 20, 30, 50 metų, jisai atras savo vietą. Ir kartais ir suvokimui yra toks vienas dalykas, man labai patiko ta pati Antose kažkada. Aš pas ją nuėjau vasarą, žiūriu, vaikščiau su tokiu sarafanu. Aš sakau, iš kur čia ištraukė tokį? Oi, taigi, va, sako, čia dar mano mergausinis, dar mergų audio, paskui, kai apsiženinau, pasisiuvau 60 metų santoko. Ir jinai vis dar tą daiktą nešioja, jo neišmeta, nes jisai yra geras ir jisai va tiek metų gali tarnauti. Tai kai, man atrodo, labai vertėtų tie, kurie gali drąsiai karpyti, juos tiesiog atvest prie staklių ir va dabar žiūrėkit, pasidarykit, spaukokit tiek laiko suvokimo. Nes, na, aš nesu, nei aš tik ten porą siūlių tą moku ir to džiaugiuosi, bet man atrodo, na, jeigu jau tu taip siūni ir kerpi, tu turi suvokti, kaip gimsta tas audinys, kokia jo funkcija ir kaip jisai elgiasi. Tai jeigu to nėra, tik man tik reikia čia dabar 100, ten kelių šimtų už sukarpimą ir susiuvimą, tai yra taip. Ir vėlgi, jeigu tas yra drabužis pasiūtas ir na, tau kaip žmogui yra patogus nešiojimui, viskas gerai, nešiok. Tai galbūt yra ten ar tavo ausas, ar mamos, ar kažkieno. Bet būtent man ir tas, tarkime, funkcijos pakeitimas, ko aš dažniausiai nelabai suprantu. Iš tikrųjų, bet čia galbūt yra mano problema, tai mano toks įsivaizdavimas vidinis yra apie tą audinio funkcijos pakeitimą. Tai jeigu aš turiu vežimą,
nuo to vežimo dabar nuimu ratus, prikalu lentas ir paleidžiu nuo kalno ir jis kažkiek nučiuoš, bet tai jis nepasidarys rogėm. To daikto mes rogėm Nugi visiems įdomu pabandyti. Tai pabandyti tai įdomu, bet tai Tikrai reikia pabandyti. Tai čia, žinai, čia bet jis tik laikas sustoti, aš apie tai. Bet būtent, kad Žinai, laikas reikia sustoti, nes mes dar kaip turim čia, žinai, yra tas smalsumas. Bet. Ir laiką žinoti, man Bet atrodo. pašnekėkime apie pozityvius dalykus. Tai dabar aš dėl bendro azarto paprieštarausiu viskam, ką prieš tai sakiau. Gerai. Nes jeigu čia kalbėti apie kainas, ten visas, kaip čia dabar, aš manau, kad čia tikrai nepriedukuosime mes žmonių tam, kad staiga visi masiškai suprastų tą vertę ir staiga ir norėtų, ir ten mokėti daugiau. UNESCO funkcija ir Bet tai Čia visų funkcija, ne tik Žinokit, nuo Bet- parėdzimų projekto pradžios tai divanų kainos šiaip tai pakilo grupės. Nu va, tai čia Tai visų. gal po diskusijos dar tos Visų. kainos galėtų Taip, pakilti. visų pilietiškų piliečių. Bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad vis dėlto tai yra mados dažnai dalykas. Nu, viskas, kas susijęs su tekstilė, tai vis tiek. Tai yra visuomenės požiūrio tokie kalneliai, kurie tikrai labai keičiasi, kartais net ir nežinia nuo ko, bet vis dėlto dažnai keičiasi dėl tų tam tikrų garsių žmonių atkreipimo dėmesio į šituos ženklus, kurie mums brangus. Ir būtent per suinterpretavimo ir netgi tie, sakysim, kartais galbūt ir per drastiški mums atrodantis kartais sprendimai, tie pakarpimai tam tikri, vis dėlto dalies visuomenės žvilgsnį atkreipia į tą ženklą. Ta prasme, žmonės, kurie turbūt galbūt iš vis niekada tuo nesidomėjo, vien dėl to, kad tai yra visiškai kito socialinio burbulo, jeigu taip galima sakyti, ne tų žmonių, kurie nuolat dirba muziejuose arba dirba prie staklių ir sako, jaunime, jūs čia dabar nešiokit. Ne, visai kitas burbulas žmonių, kurie staiga, čia juk estetiška, juk tai gražu. Tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad kartais galbūt, hipotezė. Jo, kaip čia atsakyti? Galbūt tai gali paskatinti būtent ir tą kitą pusę, kur galbūt atsargiau ir su didesniu pojūčiu apie tas vertes ir tą tokį lėtesnį požiūrį, bet konservatyvesnį to pačiu, bet ir atsakingesnį galbūt taip pat gali paskatinti. Bet žinai, užtenka kartais, man labai trūksta vėlgi, kad divonus dar, kaip sakytų, kad juos nekarpytų, ne? Man labai trūksta, vėlgi, aš seku tokius visokius vienaip ar kitaip, mažiau dabar dalyvauju, bet visą laiką labai iš tokias iniciatyvas. Tai šiai dienai labai trūksta geros fotosesijos šiuolaikinio interjero su divonais. Tai čia aš nežinau, kas turi, žinai, kas tą turi padaryti, bet kad parodyt, kokiuose namuose, ir šiaip ne šiaip savo atsinešiau. Ir čia dabar gal nuskambės kaip reklama, bet yra žurnalas Veranda ID. Ta prasme, labai rekomenduoju, tai yra pirmas žurnalas, kur bando jungti kažkokius tos tradicijos dalykus šiuolaikiškus. Ta prasme, tiesiog žmonės nemato pavyzdžių. Žmonės daugumą, jiems reikia parodyti. Reikia pavyzdžių, tiesiog. Gal mes tada mažiau karpysim? Trendinti. Jo, tiesiog, jo. Taip. Arba kirpinių šiek tiek Mindaugai, lėčiau pagalvoju. Dar kaip tik buvai užsiminęs, kad labai būtų įdomu, tie, kurie gali, tai pavyzdžiui, lengva ranka imti, sukirpti, persiūti, kad jiems, atsisėstų prie staklių ir naustų. Tai gali, auditai, gali pasakyti, pavyzdžiui, tokį audinį ausdamas, per valandą kiek centimetrų, kad visi žiūrovai susigaudytų. Jeigu šiaip apie dimus, tai taip neišsiplečiant, tai tiesiog tai turbūt toks standartinis vidurkis būtų per valandą 10, 12, 15 cm. Tarkime, imkime apie 10-12 cm. Tai jeigu mes kalbam apie divoną, tai reikia 4 metrų bent jau, tai mes gauname apie 40 valandų. Tai yra pilna darbo savaitė. Normalios darbo dienos, kur tu 8 ateini, 45 minutės pietus, grįžti atgal. Ir tai 5 dienas. O kiek siūlų kilogramų išeina? Dar, kad suprast tą savikainą. Siūlų kilogramų? Aha. Kiek kilogramas koks išeina? Dabar, Nes siūlas turi savo vertę irgi. Jo, jeigu vienam divonui, tai atausta šilko vadinamo, reikėtų taip grubiai, sakykime, nuo pusės iki kilogramo beveik.
Ir plus, na, metmenim vėl ten turbūt išeina irgi panašiai, vėl ten siūlo storis, visa kita, bet turbūt irgi apie kilogramą. Nes, Tai siūlo savikaina, tai 100 eurų sunku tilpti divonui. Taip, nes mes jo ir Tai tą va, svorį galim Tai pasižiūrėti. realiai grupėse pardavinėjami divonai, nu tai ta prasme net siūlų kainos nepadengtų, taip įsivaizdavimui. Ir Dabartiniu, taip. dabartiniu, taip. Ir vat irgi minėjai apie tą audimą, bet tai dar irgi norėsiu priminti, tai reikia ne tik austi, tai reikia stakles paruošti, siūlus susivinioti, pasiruošti, reikia raštą sugalvoti, kartais Jo, vat būtent užtrunka ir- išsiaiškinimas rašto. Taip, ir visas įsiaiškinimas, visas ir pasiruošimas, tai ir tos mūsų močiutės sakydavo, tai kaip jau stovai pareidzys, jau kažna varlai audėja, tai kad ir dabar, tarkim, tom, kuriams yra po 80, sako, aš dar visai norėtų paus, bet man jau turėtų būti viskas pagatavyta, jau viskas paruošta, tik ateinu, atsisėdu ir pliauškinu. Tai va, dar papildant ir tą klausimą apie siūlus, tai na, įsivaizduokit, tarkim, ir siūlų paruošimas atrodo, tai ką ruošti, paimi, susisuk ir viskas. Tai jeigu ten tau nieko verp nereikia, o tu, tarkime, pavyzdžiui, man visai yra smagu aust su tais močiučių padovanotais ir visokiais kitokiais acetatiniais, viskoziniais siūlais, tuos, na, mūsų suvokimo, tuos tikrus divonus, ne paskutinės mados. Tam, kad tu pradėtum aust, tau reikia susistorinti maždaug iš kokių taip 6-8 gijų standartiškai. Tai jeigu tu turi vienodos spalvos 8, tarkime, babinas, nu, tai yra pats lengviausias. Pasiimi ir ten kelias dienas iš eilės, tu ten savo suki. Bet jeigu tu neturi, tada žiūrėk nuo vienos, kur daugiau, nusuki ant tos, kurios mažiau ir tada taip žaidi, kol tu pasidarai va šitą. Tai tas siūlų paruošimas kartais reikalauja labai daug laiko ir dar daugiau kantrybės. Ir jau tada, bet atsisėdimui tas procesas jis yra ganėtinai paprastas. Tai, žinai, mes ir audžiam, tai, pavyzdžiui, tas vėrimas į nytis ir visa kita, tai jeigu susiveri... Kiek mes ten 2-4 dienas? Iš principo taip, tai yra tas lengvasis variantas, kai tau vienas siūlus paduoda, o tu veri, ramintai žiūri į planelį, man padavinėja, aš tik tai sveriu į nytis, nu tai čia yra praktiškai malonumas, tik tiek, kad paskui nebejauti ar ten užpakalio dalies, nugaros, rankos ir taip toliau, nu išsimiegi, vėl pajauti. Tai šitie dalykai... O aš noriu paklausti, pavyzdžiui, kai kalbate apie tas kainas ir kad, jos ten neatitinka tos realios, aišku, realaus darbo ir visa kita, ar ta kaina yra tokia pati to divono išausto dabar ir divono, kuris yra turgelyje? Nes man atrodo, kad čia yra dar pakankamai didelis skirtingi. Aš kai tas kainas minėjau, tai aš čia turėjau omeny, tas, kur, kaip jau šnekėjom, kad tai yra perparduodama, tai yra austa, nežinau, močiučių, tėtų palikimai. Tai čia jokių būdų, man atrodo, už 40-60 eurų jau savo austų neparduoda, nes, apskritai žmonės tiesą sakant, esu mačiusi pavyzdį, kur praktiškai apsiverkiau. Tai moteris pardavinėjo šitą techniką, austas skaras berods po 100 eurų. Tai, man tai atrodo, labai blogas pavyzdys. Nes kaip tik, jeigu išsiaiškinam, divoną išausti reikia savaitę, dar kiek Mindaugas pasakojo, kiek siūlus viniojasi, ruošiasi, tai dabar išausto kaina tada kokia turėtų gautis. Tai už kiek parduotum savo divoną dabar, pavyzdžiui? Žiūrint kokiu tikslu. Kokiam panaudojimui. Ne karpimui. Ne, karpimui, nežinau. Gerai, kitaip, kokia kaina tu atrodo realiai būtų dabar? Realiai, man atrodo, reali kaina ir pakankamai garbinga, tai būtų taip apie 1000 eurų už vieną divoną. Nes realiai sudėjus tas visas laiko sąnaudas, tai yra fizinis darbas ir tai kartais būna ir pakankamai įtemptas, man tai atrodo yra pakankamai sąžininga, normali kaina, kad jeigu žmogus audžia ir pardavinėdamas divonus, jisai iš to galėtų kažkiek, tarkime, prisidurti. Galėtų, pavyzdžiui, kito darbo nedirbi, tu esi audėjas, čia yra tavo pagrindinės gyvenimo pajamos, tai kad tu galėtum gauti tokį normalų, adekvatų atlyginimą, kad užtektų nuomai, maistui, viskam. Bet realiai to niekas už tiek neparduoda. Aš manau, kad Lietuvoje lietuviams ne, greičiausiai. Tarkime, užsienyje aš manau, kad yra įmanoma parduoti, nes iš tikrųjų, mūsų ta visa senaja tekstilė, tarkim, čia prieš keletą metų buvo ten taip visiškai netyčia japonai atvažiavę, tai jie ten buvo susižavėję, kaime šiam ten rodžiau ir senus, ir naujesnius audinius pagal laikotarpis, jiems ten buvo akis tokios, ten čiupinėjo ir sakė, o vau, kaip taip yra įmanoma. Tai yra įmanoma, pasirodo, tai mes tiesiog kartais to kaip ir minėjome, patys to, ką turime, mes neįvertinam. Tai va, ta kaina
Manau, kad taip. Aišku, skamba dabar, tai čia pakankamai tiem, kas audžia, tai atrodo, taip ir šypsnį keliu, kad, įdomu, kada kas nors užtiek. Nu, bet mes gal šiandien labai taip gražiai pakeliavom kainom nuo 50-60 eurų iki 1000. Nu, ta prasme, kažkur tiesa per vidurį turbūt yra, kad duok Dieve būtų ta tiesa per vidurį. Bet, ant kiek netitinka realios situacijos turbūt, vertinus kiek laikas ir taip toliau. Tai... Dabar paminėjai japonus ir aš kažkaip, aišku, tai yra tokia jau ypatinga tauta, kuri tikrai labai vertina apskritai viskas, kas paveldas ir tradicinė kultūra, bet irgi nuostabu, kad tas požiūris į tą perdirbinį, jie turi net tam tikras tradicinės technikas, kur tą tekstilę, man atrodo, boro vadinasi, ir dar vienas pavadinimas yra, kur kai yra jau atgyvenusi tam tikrą savo laiką audinys ar kažkas, tai yra dar vėl iš naujo dar kuriamas dar vienas, žodžiu, kita estetika. Tai jo, dar kūrinys, kur ten dar užsiuvinėjama yra. Ir toks metodas irgi yra laikomas perdirbiniu ir tokiu antriniu panaudojimu. Ir ne tik jie turi tokias, ir indai turi kažkokį sarių, ten irgi perdirbinį ir tokį antrinį panaudojimą. Ir man irgi kur minėjai, kad jeigu tai yra sugadinti audiniai, aš galvoju, kad tada tai yra tikrai labai pateisinama. Ir aš manau, kad ir tos mūsų močiutės irgi tą darė. Keitė tada daug drąsiau tas funkcijas ir iš tiesų tie audiniai dar atitarnaudavo dar 19 gyvenimus. Ir tas būdavo, kad kaimuose yra labai smagu stebėti, kai tarkime būdavo divonas klojamas ant lovos, ten žiūrėk kažkas pradrisko, ten vaikai kažkas kažkur, žiūrėk tada tą divoną nuneša tvartant žiemai ant durų užkabina, kad būtų ten karviai šilčiau, ten jisai kažkiek pakaba, toks jau tada jį sulanksto ir numeta šunį į būdą. Ten galų galia baigėsi tas jo gyvenimas, bet... Arba mes atvažiuojam, atrandame... Iš būdos išsitraukėme, tada tetą gal galime išfotografuoti. O šiaip tai mūsų laikas jau taip visai į pabaigą, tai gal tada dar porą klausimų turiu, tai irgi jau čia buvote ir užsiminusios, bet gal būtų galima žmonėm akcentuoti, tai vis tiek šitie audiniai buvo austi su kitu tikslu ir tokį audinį, kai kažkaip perkuriam ar aptraukiam baldus, ar drabužį pasiuvam, ar kažką, tai kartais žmonės gali nusivilti, gal kartais ne iš karto, bet tai kaip jūs galvojate iš šitų audinių tipų, kurie labiausiai tiktų tokiam persiuvimui, perdirbimui, o kurie iš vis netiktų? Pagal save, ar tai nežinau, ar tarkim tie patys šilkiniai vienaip, lininiai kitaip nešiojasi, galbūt teko kažką pastebėti. Bet ar tik apie divonus kalbam, ar apskritai? Taip, bendrai galim. Tiesiog mes labiau kalbam apie divonus, nes juos, tai yra didelis dalykas ir jį lengva yra paimti ir persiūti. Taip, bet čia galima ir plačiaja prasme. Aš gal tada galiu pradėti kaip nemokantis siūti visiškai. Tai man labai lengva kalbėti. Tai šiaip manau, jeigu, tarkim, kalbant apie panaudojimą, austo gaminio panaudojimą drabužiams, tai galbūt vienas iš tokių, tarkime, servetinė technika austi, tarkim, lininiai, jie krenta kitaip, ta pati medžiaga, ją palietus yra kitokio standumo ir visiškai kitaip sustovi. Tarkime, arba ten koks nors ruoželinė, rombelinė, ta visa technika, aš manau taip. O jeigu apie drabužius, o jeigu apie diminę techniką, tai tada, vėlgi man labai patiko ta idėja, kad divonas yra skirtas iš principo interjerui, bet interjero kažkokiom detalėm, kažkur akcentams, taip, viskas, man atrodo, viskas yra smagu ir labai už. Aš tai praktiškai jo irgi tą patį. Man irgi atrodo, kad tai yra vis dėlto interjero dalykas, o tekstilė tokia, kitokia, dabar nueinu nuo divonų, bet jo, močiutės persiūta suknelė ir tarnaujanti vėl, ar ten močiutės karelė virstanti meno kūriniu, irgi jau jinai iš vis pakylanti į dar vieną sluoksnį iš to nešiojamo drabužio kasdieną, staiga tampa meno kūriniu ir interjero detalė. Čia kaip Eglės Ridikaitės, ar ne, ta nuostabi idėja. Tai daug tų visokių turbūt variantų gali būti ir kiekvienu atveju tas yra individualus turbūt kūrėjo to atsakingo perdirbinėtojo pasirinkimas.
Bet, nu, iš tiesų labai gerai, kad tokios diskusijos vyksta. Manau, kad čia dar jų turi būti dar daugiau ir dar tų būdų surasti galima bus turbūt. Tikėkime. Taip, ir tada dar turėjom tokią mintį šiek tiek pakalbėti apie alternatyvas. Nu, galbūt tikrai yra žmonių, kurie nori naudoti šitos raštus, nori naudoti audinius, bet nu jie vėlgi naudoja autentiškus audinius dėl to, kad jie yra dabar pigus, bet nu, jeigu tokių nenaudoti. Nenorim turėti savo raštą, bet nenorim rankom austo audinio naudoti. Tai žiūriu į jūs, nes su LT Identity jūs Skaitmenizuoti galima visada skaitmenizuoti raštą ir galima puikiausiai skaitmenizuoti audinį, paversti tokį. Ir šiais laikais jau vėlgi technologija labai gerai pakito, nes prieš tai skaitmenizavimas buvo tik ant nenatūralaus, dabar jau galima ant natūralaus audinio perkelti visiškai tą audinį ir mažam kiekyje, kas irgi seniau buvo dar labai brangu. Dabar tu gali turėti labai nedidelę kolekciją. Taip, tu turėsi surasti dizainerį greičiausia, kuris tau tai turėtų tau padaryti, bet iš principo taip. Tai gali būti tokia forma. Perkelti į audinių, į rūbų audinius. Tai dabar šiaip visai įdomiai pasakėt, kad anksčiau tai buvo taip įmanoma, nu, dideliais kiekis, bet dabar iš esmės tai galima mažais, kaip minėjau, jo, yra pakankamai. Vis tiek didelės, tavo didžioji investicija bus į piešinio sukūrimą, perkelimą, labiau sakyčiau. Bet viskas yra įmanoma ant lino. Aš dabar toliau pati darau eksperimentus, tai puikiai ant lino galima perkelti piešinius. Nedėliuose kiekiuose. O tai nežinau, gal kažkas turit ir dar kokių nors pasiūlymų, idėjų, ar tos raštus mano išmėgsta? megztinis yra permegztas rinktinis raštas, kurį sukūrėm su 4 audėjom. Viena buvo iš Klaipėdos, 3 iš Dzūkijos ir tiesiog toks kaip pavyzdys, kaip galima irgi panaudoti. Labai gražus pavyzdys. Kur gauti? Parašykit man. Dar turiu 2. Dar, nežinau, norėtumėt kažką? Jo, pagalvėlės jo. parodykit. Va, matau, kad čia minkštai sėdit. Va. Čia sakė, tai pagalvėlės tai yra irgi pasiūtas jau taip visai iš likučių ir tikrai labai ilgai naudostos ir viską, nu tai va tiesiog pavyzdys, Ir kad... būtent galima nebūtinai abi pusės naudoti. Jeigu dabar iš vieno tu gali kiek daug padaryti ir kiek galima skirtingai. Ir visai šeimai tu gali padovanoti, ar ne? Visai giminiai gali. Vieną divoną sukarpius, tu visą giminę gali gauti dovanų. Pavyzdžiui, Močiutės austą divoną, Taip, pavyzdžiui, taip, arba jeigu šiaip tai taip. mes kartais pasaudės randam ir va tiesiog kažkokių likučių. Tai tikrai galima ir likučius panaudoti ir gal mes tada galėtumėm auditoriją pakviesti įsitraukti, jeigu yra norinčių. Jeigu atvirai, tai aš galvoju, karpyti kai ką reikia. Bet su ta mintim, dėl ko karpai ir kieno tas daiktas yra. Čia yra mano mamos austa divonai. Ir aš jos turėjau 4. 2 Kandi suvalgė, tai aš iš tų 2 pasisiuvau šitą sijoną ir dar pasiuvau anūkėliai. Ir aš esu šiaip duonos kepėja ir vedu edukacijas. Ir va kaip tik tas mano rūbas išgelbėjo gal ne vieną divoną. Nes kai vedu edukacijas, einu taip apsirengus, o Dieve, aš visas močiutės išmečiau, o jūs kaip gudriai sugalvojot. Tai manau, kad kartu ir edukuoju su tuo savo sijonu ir dar plus džiaugiuosi, kad mano mama kartu su manim visur vaikšto. O iš tų likusių daug gaustų yra ir staltiesių, ir abrūsą turiu 34 metų audimo. Tikrai visus esu susidėjus ir tuom džiaugiuosi, bet kad mūsų tas jaunimas suprastų, kad čia yra vertybė, mes tėveliai turim aiškinti ir aiškinti. Aš dabar didžiuojos, mano tie 5 anūkai, anūkėlės ryšasi promočiutės skareles ir su pasididžiavimu sako, čia mano promočiutės.
tos amerikoniškos senovinės skarelės ir jos drąsiai eina į mokyklą. Bet reikia tą pasakoti ir pasakoti, kad aš galvoju, kad jeigu su meile ir su prisiminimu galima ir pagalbėlę siūti, ir sijoną, ir suknelę. Dar galiu pridurti sijonas, kom geras, kad sijonas yra pakankamai neiškarpoma, nes reiškia, dar po jūsų arba dar sijoną dar galima panaudoti. Sijonas vienas iš geresnių variantų. Žinot, kuom labai patiko, kad aš galiu pamatyti visą rašto motyvą ir jeigu aš labai norėsiu, aš galėsiu pasimti sijoną, pasidaryti planelį. Sijonas vienas iš tų. Bet man irgi atrodo, kad čia, nežinau jūsų vardą, kad tai yra tas sąmoningas supratimas, kaip aš ir suprantu, kad jeigu tu perdirbi, turi gerai suprasti, kas už to ir labai fainai, kad tai yra tavo šeimos nario nuaustas tas dalykas, tai man labai gražu ir... Taip, aš labai didžiavaus, kad jūs močiutės taip pirmą tą. Ir man atrodo, kad vaikščiojant, jaunimas atkreipia labai dėmesį, tai jaunesnė karta ir tai yra tokia irgi edukacija, bet aišku, taip kaip jūs ir sakot, reikia kalbėtis. Aš irgi taip suprantu šitą visą situaciją. Adventų parodoje, kai buvau, labai džiaugiausi, iš Marijampolės pristatinėjo savo muziejų, jos buvo pasisiuvę sukneles, liną derinę su Divono šilku austais, Divono vabalais. Labai gražiai atrodė ir labai gražiai pristatinėjo savo regioną ir su raštais visų. Taip, kad kartais gal reikia karpyti, kad edukuotumėm tą jaunąją kartą. Nes kiti, nežino ir labai daug kas išmetė. Tikrai aš pati pirkau, kadangi man reikia tų austų iš Ignalinos pardavė. Mano mama atsivežu į Vilnių ir jos visas spinta priausma. Jūs nepatikėsit, aš 10 metrų rulono šito nusipirkau už 50 metrų. Aš galvoju, ko aš pasigėdau, labai buvo miela visų klausyti, va to yra ašara ištrykš, bet aš pasigėdau to diskusinio elemento, kuris sakytų, ką jūs čia šnekate, tai yra 19 amžius, mes gyvename 21 ir reikia karpyti, daryti, žiūrėkit, kaip gerai atrodo, jūs matėte čia ekrane, kas čia buvo prieš tai, koksai modelis. Čia buvo nuostabus požiūris, aš nesitikėjau ir draugė, kurie negalėjo su manimi ateiti, tai sakė, aš jau jiems ten pasakyčiau, kaip čia galima karpyti, kad negalima karpyti. Čia buvo pati geriausia pozicija, aš visa esu jūsų pusėje. Aš norėčiau, kad būtų visgi išgirdęs tas, kur mano kitaip. Aš tiesiog labai trumpai, mes vis tiek daugiau mažiau palėtėme tą, kad tai yra vertybė, ar tai yra muziejinė, ar tai yra šeimos vertybė, kad tai yra tas siūlas, už kurio užsikabinę mes galime tą šeimos istoriją vynioti. Ir jos kartais, mums kaip muziejininkams tai pasakoja labai įspūdingus dalykus. Tai yra, tarkim, audiniai, kurie per tremtį išvežti į Sibirą ir kartu grįžę, tada atiduoti mums saugoti. Tai yra audiniai, kurie austi, jau kaip minėjau, kažkokios ten ar močiutės, ar mamos, pagal jos mėgtą raštą ar paliktą. Ir tiesiog tas savo šaknų žinojimas, savo istorijos, savo regioninio konteksto, tai yra labai svarbu, nes pats daiktas, jis ilgainiui, jis nutyla, kai nėra kam apie jį papasakoti. Labai greitai viskas keičiasi, tai kol mes galime tas istorijas užsifiksuoti, tai ir susijęti su tuo daiktu, tai labai svarbu. Aš tai dabar tokiam pasimetime, nes iš tiesų pirkau prieš kokius 5 metus, 4 metrus audinio lininio. Jis buvo skirtas Divonui, nes, akivaizdu, jį reikia kirpti ir susiūti per vidurį ir norėjau labai į fotelį apsitraukti. Tai dabar klausau ir galvoju, tai ką man dabar su juo daryti reikės, nes kaip kaip suprantu, lyg ir nelabai galima po mūsų diskusijos. Ir dabar tada man vėl klausimas, tai kas geriau, jis neturi istorijos, tiksliau, jis turi, bet aš nežinau tos istorijos. Aš tiesiog pirkau per Skelbiu.lt, nieko nežinau, nei kas, nei kur audė. Jisai guli pas mane jau dabar 5 metus, nežinau, nei kada jis išaustas. Tai vėlgi čia tam tokiam paprovokavimui, tai kas geriau, ar jisai dabar pas mane dar ten gulės, neaišku, kiek metų toj mano skrineliai, ar vis tik svetainiai stovės fotelis, kur
jis nėra toks, nu, kasdienio naudojimo, toks skaitimo potelis, ar ne? Ir jisai puoš mano interjerą. Tai O tai iš kokių siūlų jisai nuaustas? Lininis, aš taip. Lininis, spėju. ne? Jūs gal užvalka, tiesiog tokį, uždengti galit neaptraukti, nes tokia praktika vėlyva irgi buvo. Bet tai juk čia, aš tai, nu, čia kiek sprendimas, aišku, individualus, bet aš tai kažkaip galvoju, kad tai visai arti tos pirmosios funkcijos, tai yra interjero dalis. Ir tai neišima iš konteksto. Nu, čia vat, grėsmė yra dekontekstualizacija, toks reiškinys yra. Tai čia yra bent tas pats. Kad jis nėra aktyviai, ta prasme, tas irgi labai svarbu, kad vis tiek, nes jie dauguma, vis tiek, ar taip, kad dauguma divonai vis tiek jie yra dekoratyvūs, papuošybiniai buvo, jie nebuvo tas, kaip sakė, trinti už pakaliukų kiekvieną dieną. Tai va tas irgi, va tą reikia tiesiog įsivertinti. Tai kasdienai tamsesni jau šnekam. Ir linas yra tikrai vienas tvirčiausių, turbūt labiausiai tie šilkiniai siūlai nemėgsta labai trinties. Bet lininiai tie audiniai dažniausiai bus ir šviesus labiau. Aš, pavyzdžiui, planuodama aptraukti fotelį, aš labai galvočiau, kaip aš jį skelbsiu po kokių 3 gal metų, kaip pradės matytis ilgesnė vieta tų vietų, kur sėdima. Arba kažkas nesužtrauktų, galbūt bet pakeis būtų galima. Arba nuims jį, kad esant sveikams. Tai aš dar, nu, vėlgi jau čia kaip ir buvo sakę, gal iš mūsų diskusijos neatrodo, kad mes čia visi taip nutarėm griežtai nekirpti, bet iš tikrųjų tai tikrai buvo nemažai pasisakymų, kad, nu, svarbiausia tai yra taigi atsakomybė. Ne? Ir jaugi ir gražų pavyzdį matėm, kad tai yra ir su istorija, ir tai kažkaip apgalvota galėtų būti ir kad, nu, nebuvo čia tokio priimto sprendimo, kad, nu, jau visi nutarėm, kad negalima kirpti. Jo, svarbus sąmoningumas, tai man atrodo. sąmoningumas, tai čia teisingai Ir pasakyti. tie kiekiai, kurie dabar visur lentyną spaudžia, jie tiesiog jų neliks. Dabar, man atrodo, dabar yra, bet čia laiko klausimas kitai kartai, ar liks. Bet čia yra, man dar atrodo, irgi yra. Bet čia irgi grįžtant truputėlį dar prie tų kainų, tai dėl to, kad jų yra labai daug, dėl to ir kainos dabar dar tokios. Bet po vat, to laiko, nežinau, 50-mečio ar kiek, va tada tos kainos ir šoks. Taip, kad mes irgi nėra ko Aš turiu labai didelę kolekciją. Taip, kad skubėkim visi turgelius. Ne, bet visai svarbu, kaip ir pasakai, kad, pavyzdžiui, nu, mane kartais pasikreipia žmonės, turbūt kaip ir į muziejus, nežinau, kaip jie mane supranta, kad nori atiduoti, bet aš, nu, nepriemu, man yra svarbiau gal ne tas divonas, bet divono istorija. Aš divono istoriją kolekcionuoju, kad man svarbu yra, kas už to divono stovi, tada jisai tampa vertingu, kai aš nežinau istorijos, nu, jis man yra gražus. Bet vėlgi, irgi toks visiškai diskusinio pobūdžio klausimas, jeigu, nu, būtent kas yra geriau, ar, tarkim, tas daiktas tiesiog mes jį ten turim kažkur į spintą giliai įkišę ir laikom, arba, pavyzdžiui, kaip ir kai kurios audėjos sako, kad taigi jį reikia naudoti. Jeigu jis yra nuaustas kaip divonas, tarkim, interjere, nu, tai mes jį ir naudojame. O bandėt visai kaip užuolaida, o bandėt kaip staltiesė. Ta prasme, yra labai, nu, vėlgi, ar grįžtų, kad ar tikrai viską išbandėm, tarkim, kur net nekarpant. Bet ar tiesiog užmesti ant fotelio kaip apsaugą. Yra begalis. Jo, bet čia toks, žinai, toks, kai lengvai noris, kai nuotaika noris sukurti, toksai man jis labai žiemos momentų, tas sunkumas, pavyzdžiui, patinka. Gerai, tai tada Parėdzimų vardu visiems dėkoju ir diskusijos dalyviams, aišku, ir visiems, kas čia susirinko, klausėtės, palaikėt ir visiems, kurie šį įrašą žiūrėjo.